Sveiki, mėlyjeji. Seniai berašiau, pasakau, ką nors jums gyvam eterį. Na, šiandien turiu pasidalinti iš tikrųjų tuo, ką mano fizinis kūnas, avataras, kūnas, gerai, tegul būna kūnas, be kažkokių garsių įvardinimų patyrė. Na, tai buvo kažkas tai tokio visiškai iš fantastikos pasaulio, kada ėjau tiesiog susipažinti su žmogum, kuris atlieka tokias, kaip čia geriau įvardinti, teisingiau, prie kūno prevencijos, kūno ligų prevencijos priežasčių tvarkymą. Na, tai, sakykime, jeigu trumpai, tai kaip ir kūno tvarkytojas, tai fizinio kūno tvarkytojas. Na, mes žinome, kad iš tikrųjų mūsų kūnai patiria labai daug visokiausių dalykų, tiek stresų, tiek fizinio krūvio, tiek, sakykime, ligų pasiekmių ir taip toliau. Ir dažniausiai mes gydome ligas, dažniausiai mes geriame tabletės, vartojame visokias kitokias procedūras, kurios iš tikrųjų gydo tą lygą. Taip, viskas teisinga, viskas medicininiu požiūriu yra kaip ir suvokiama. Tačiau ar mes girdime iš medicinos darbuotojų paaiškinimus, o priežastis, dėl ko tai kilo? Taip, yra visokių tokių įdomių, gudrių paaiškinimų. Aš vėl nenoriu peikti visus medikus, yra tikrai, ir aš susitikęs pats asmeniškai medikų, kurie pasakydavo iš tikrųjų, kur ta gilioji priežastis, dėl ko atsitiko taip ar taip, dėl ko man ten petys užsiblokavo, ar ten man kažkokie nugaros skausmai ir taip toliau. Na, bet aš ne apie tai, tai yra detalės tokios, kurios yra kasdienybėje mūsų, ir mes kiekvienas iš tikrųjų renkamės, kaip reaguoti į tai, kas vyksta su mumis, asmeniškai su kiekvienu iš mūsų, ir daryti išvadas, priimti sprendimus, kągi toliau daryti. Aš kažkada tai, jau praėjo 15 metų, beveik 15 metų, kai mano mama išėjo anapilin, ir prie jos kapo aš prisiekiau savo, kad gyvensiu taip, kad man nereikėtų kreiptis į gydytojus, kad man nereikėtų savo jomis gerti tablečių. Kodėl? Todėl, kad mano mamos ilga gyvenimo dalis buvo būtent tokia, kada ji nieko kito nedarė, kaip gydė savo ligas saujomis tablečių. Tai vat mano ta ši priesaika, ir aš jos laikausi jau 15 metų, ieškodamas vis kelių, kaip palaikyti savo sveikatą, kaip išlaikyti gerą fizinę formą. Ir galiu tik tai pasidžiaugti, kad man pavyksta tai padaryti, vienaip ar kitaip, neįdedant kažkokių tai ypatingų pastangų, nors iš tiesų norėčiau skirti laiko savo kūnui daugiau, nes matau, kad kiekvienas tas toksai žingsnis duoda rezultatą. Tas žingsnis kūno fizinės formos sustiprinimui, sveikatos gerinimui, dienos režimo laikymusi. Na, tai viskas. Tai iš tikrųjų miego tam tikras režimas, tam tikras laikas, tai yra mityba, tai yra fizinė veikla. Viską jūs žinote, jūs veikiausiai visą tai žinote. Klausimas tik tai, ar tai darote. Na ir štai, šiandien atėjo ši diena, kada aš sutikau žmogų, vieną iš jų, du žmonės, iš tikrųjų buvom trise,
Vieną iš jų gerai pažįstu, su kuriuo mes kaip ir atradome bendrus su sąlyčio taškus ir kūrėme klubą, gyvo kūno klubą, kuris veiks bendrystės erdvėje. Kas tai yra bendrystės erdvė, tai priminsiu tiems, kas jos apie tai negirdėjo. Tai yra erdvė, tai yra erdvė skirta visiems, kurie nori bendrauti atvirai, sąžiningai, siekti sąmoningumo, siekti tobulumo savo dvasinėme pasaulyje. Ir jame veikia klubai. Visi tie, kas nori ateiti, gali ateiti. Facebooko socialiniam tinkle jūs tiesiog pasiieškokite bendrystės erdvė ir pasiprašykite priimti jį, nes tai yra neatviras klubas, tai yra klubas, kaip sakiau, tiem, kas suinteresuoti savo tobulėjimu. Ir štai tiesiu tą įvykį šios dienos. Tai buvo dar vienas, kaip sakiau, Raimundas ir dar vienas Vytas, Vilius, atsiprašau, kuris dirbo su mano kūnu. Ir parodė iš tikrųjų realybėje, kaip galima kūno formą, savijautą pagerinti, labai greitai, nes aš buvau toks kaip mano kūnas, iš tikrųjų buvo kaip eksperimentinis triušis ir aš išbandžiau tiek kaklo, tiek nugaros masažuoklius, tai išbandžiau Viliaus rankas, kurios yra ypatingai stiprios ir ypatingai, tos žinios, su kuriamis jisai atlieka veiksmus. Vėlgi, negaliu tai pavadinti, kad tai masažo veiksmai, tai yra vėl ir spaudimo veiksmai, ir masažo veiksmai kartu. Žodžiu, žino, ką daro žmogus, kur reikia daryti, jaučia. Ir jaučiuosi kaip atjaunėjęs, kokį, nežinau, labai stipriai keletą metų. Nesakysiu, ašgi čia 10 metų, paprastai sako 10. Tiek to, tegul būna 5 metus, gal net ir visi 10. Jaučiu labai gerą jausmą kojose, dubens srityje, palengvėjo kojos, nugara, pečiai ir nugaros įtampa sumažėjus labai ženkliai, iš tikrųjų. Tai va, tai dalinuosi šituo, ką aš patyriau ir manau, kad mes atrasime būdų, kaip padėti žmonėm, kurie nori tvarkyti priežastis, savo negalių priežastis. Jos gali būti įvairiausios. Čia vėl aš nevardinsiu, nevadinsiu kažkokiu tai skambių pavadinimų. Negalių mes turim daug. Ir jos turi kiekviena, iš jų turi priežastis savo. Tai va, tas priežastis tvarkant, galima tas negalias tiesiog panaikinti ir išvengti ateities kažkokių tai didelių problemų, tai yra ligų. Kviečiu aš jūs į bendrystės erdvę, nes viskas, kas bus organizuojama, tai bus organizuojama būtent šioje erdvėje. Tiem, kurie labai rimtai norės dalyvauti veikloje, galės susirašyti į klubus, kuriuos rasite vėlgi grupėje bendrystės erdvėje. Kviečiu visus aktyviai jungtis prie mūsų, baigti poilsiauti, vasarą jau kaip ir į pabaigą, taip ir laikas pradėti kažką veikti rimto. Linkiu gražaus savaitgalio visiems, geros kloties, geros sveikatos ir būtent sveikatos, nes jos mums tikrai labai reikės. Ir iki kito pasimatymo. Sėkmės jums.